Sveiki visi, šiame video mes pristatysime kalbų šeimas, romanų kalbų šeimą. Pristato Elida, Emilija, Amelija. Taigi pradėkime. Kalbų šeima – pasaulio kalbų genealoginės klasifikacijos stambiausias vienetas. Kalbų šeimą sudaro bendros kilmės ryšiais tarp savęs susijusios giminiškos kalbos. Tos pačios kalbų šeimos kalbos pagal artimumą viena kitai dažniausiai skirstomos į grupes ir pogrupius. Indoeuropiečių kalbų šeimai priklausančios lietuvių ir latvių kalbos sudaro baltų kalbos grupės rytų pogrupį ir yra viena su kita daug artimesnės negu su lotynų kalba, kuri skiriama tos pačios šeimos italikų ir romanų kalbų grupiai. Be vienos gausiausių indoeuropiečių kalbų šeimos žinoma kelios dešimtys kitų kalbų šeimų. Yra ir genetiškai izoliuotų kalbų, kurių negalima priskirti jokiai žinomai kalbų šeimai. Baskų, japonų, korėjiečių, mirusius etruskų, šumerų ir kitos menkiau ištirtos gyvos ar mirusios kalbos. Visose romanų kalbose išnyko daiktavardžių ir būdvardžių linksnių sistema, išskyrus rytų romanų kalbas, kuriuose liko 2 arba 3 linksniai. Liaudies lotynų kalba yra visų romanų kalbų prokalbė, bet lyginant romanų kalbas neįmanoma rekonstruoti jų bendros pirminės būklės, kaip daroma rekonstruojant indoeuropiečių prokalbę. Romanų kalbos – indoeuropiečių šeimos kalbų šaka. Pagrindinė romanų kalbų paplitimo teritorija apima žemės į šiaurę nuo Balkanų, didelę vakarų Europos dalį, Kanados rytinę dalį, visą Centrinę ir Pietų Ameriką, Šiaurės vakarinę ir Centrinę Afriką ir Madagaskaro salą. Iš viso kalbančiųjų 845 milijonai 21 amžiaus pradžioje. Pagal kalbančiųjų skaičių romanų kalbų šaka užima antrąją vietą indoeuropiečių šeimoje. Ją lenkia tik indų kalbų šaka. Romanų kalbų pavadinimas kilo iš 5–6 amžiaus Romos istorikų termino Romanija, reiškiančio visas Romos imperijai priklausančias teritorijas. Visas romanų kalbas jungia bendra kilmė iš liaudies lotynų kalbos. Romanų kalbos skirstomos į vakarų, rytų ir pietų, jų klasifikacijos šiek tiek skiriasi. Vakarų romanų kalbos priklauso šie pogrupiai: iberų romanų kalbos, ispanų kalba, portugalų kalba. Galų romanų kalbos, prancūzų kalba, provansalų kalba, katalonų kalba, retio romanų kalba ir jos dialektai italų romanų kalbos. Italų kalba, dalmatų kalba vartoja Kroatijos pietvakarinėje dalyje. XIX amžiaus pabaigoje išnyko ir kitos. Pietų romanų kalbų grupiai priskiriama korsikiečių kalba. Kai kurių kalbininkų laikoma prancūzų kalbos tarme, daugiau kaip 200 tūkstančių kalbančiųjų Prancūzijai priklausančioje Korsikos saloje, ir sardinų kalba, oficiali Italijos regiono Sardinijos kalba, daugiau kaip 1,3 milijonai kalbančiųjų. Rytų Balkanų romanų kalbų pogrupį sudaro rumunų kalba, mažai nuo jos besiskirianti Moldovų tarmė, istro-romanų kalba. Visos romanų kalbos vartoja vietinius lotyniškojo raidyno variantus. Rumunijoje iki 1862 ir Moldovijoje iki 1989 buvo rašoma kirilika. Viktorina. Kokios 3 šalys priklauso romanų kalbų šeimai? Prancūzai, ispanai, portugalai? Estai, latviai, lietuviai, Rusai, ukrainiečiai, baltarusiai. Atsakymas yra prancūzai, ispanai, portugalai. kiek iš viso yra kalbų šeimų? 120, 105, 845. Teisingas atsakymas 120. Kiek romanų kalbomis kalba žmonių? 655 milijonai. 987 milijonai. 845 milijonai. Teisingas atsakymas yra 845 milijonai. Iš kokio termino atsirado romanų kalbų pavadinimas? Atsakymas – Romanija.
Kokia kalba yra labiausiai kalbama indoeuropiečių šeimoje? Teisingas atsakymas - indų kalbų šaka. Ačiū už dėmesį.